127 milijardai eurų tiek pinigų europiečiai yra investavę į vieną vienintelį fondą, populiariausią investicinį produktą visame žemyne. Šiame video išardysime jį iki paskutinės detalės, kad tiksliai suprastumėte, kaip jisai veikia, kur ir kaip jį galima nusipirkti per kelias minutes ir kokios brangiausios klaidos yra padaromos pradedančių. Tai jeigu iki šiol galvojote, kad investavimas yra sudėtingas, užsiėmimas, dalykas skirtas tik turtingiesiems, iki šio video pabaigos sužinosite, kaip galima pradėti net su 60 eurų. Pradėkime nuo keisto dalyko. Visoje Europoje šiandien galima nusipirkti daugiau nei 3700 skirtingų biržoje prekiavimų fondų, kurių pavadinimai ilgi, painus ir pilni nesuprantamų santrumpų. Įsivaizduokite, kad einate į parduotuvę, o ten 3700 beveik vienodų dėžučių ir ne ant vienos nėra aiškaus paaiškinimo, kas viduje. Nieko keista, kad žmogus pasiunta pasiklydęs ir niekada taip ir nepradeda investuoti. Pats populiariausias toks fondas tarp Europos investuotojų seka garsiausią pasaulio akcijų indeksą S&P 500, į kurį eina 500 didžiausių Amerikos bendrovių. Į šį vieną fondą šiuo metu yra investuoti maždaug 127 milijardai eurų ir jis įsteigtas 2010 metais, registruotas Airijoje, o į jį valdantį įmonę tik pasiema 0,7% per metus nuo turimo turto. Įsidėmėkite šiuos skaičius, nes prie kiekvieno iš jų dar grįšime ir kiekvienas iš jų jums kažką pasakys apie tai, kaip rinktis fondą. Bet pirmiausia, kas apskritai yra tas fondas ir kodėl jis yra ant biržos. Įsivaizduokite, kad norite investuoti į akcijas, nes girdėjote, jog tai vienas geriausių būdų užauginti pinigus. Tai tiesa, problema ta, kad akcijų yra tūkstančiai ir jeigu nesate profesionalas, išrinkti geriausias beveik neįmanoma. Todėl savo pinigus sudėte į vieną krūvą su kitais investuotojais, o tą krūvą valdo aiškios taisyklės. Tai yra fondas, tarsi bendras autobusas, kuriame keliaujate ne vieni, o kartu su tūkstančiais kitų klientų. Skirtumas tik tas, kad čia jūsų bilietas yra akcijos dalis, o kelionės kryptis ir tikslas ilgalaikis augimas. Jums nereikia nieko vairuoti patiems, pakanka įlipti ir likti. Ir būtent tai pradedančiajam yra didžiausia gera žinia. Jums nereikia tapti rinkos ekspertų, sekti naujienų kasdien ar spėlioti, kuri įmonė kils, o kuri ne. Vieną kartą pasirinkę indeksinį fondą, toliau tiesiog laikotės plano. O kodėl būtent biržoje prekiaujama fondo, o ne kokį investicinį bankinį produktą? Dėl paprastos priežasties – patogumą. Europoje tradicinius fondus dažniausiai pardavinėja bankai ir jūs liekate prikaustyti prie to, ką tas bankas jums nori parduoti. Dažniausiai tai mažų mokesčių iliuziją sukuriantis produktai, pavyzdžiui, neturintis įsigijimo ir pardavimo mokesčio, bet taikantis 5 kart didesnius turto valdymo mokesčius. Birža ir biržoje prekiavimo fondai veikia kitaip. Tai tarsi didžiulis internetinis turgus investicijoms, kuriame galite rinktis iš tūkstančių fondų, nesvarbu ar gyvenate Vokietijoje, ar Latvijoje, ar Kroatijoje. Tas pats principas kaip su internetinė parduotuvė. Nebesate priklausomos nuo to, ką turi jūsų miestelio kioskas. Dabar grįžkime prie to indekso, kurį šis fondas seka, nes čia slypi visa esmė. S&P 500 indeksas ir atitinkamai šį indeksą sekantis fondai, šiuo atveju konkretus fondas nuo 2010 metų iki šiandien užaugo taip, kad investuotojų įdėti pinigai padidėjo apie 710%, jeigu skaičiuotume visą grąžą su atgal investuotais dividendais. O šitas fondas tai ir daro. Tai didžiulis skaičius, bet svarbiausia ne praeitis, o tai, ką jis mums sako apie patį indeksą ir apie tai, kaip elgiasi akcijų rinka per ilgą laiką. Per visą savo istoriją nuo 1957 metų jis seniau yra įsteigtas, bet buvo šiek tiek kitoks, buvo keista, jos sudėtis ir panašiai, tai nuo 1957 metų S&P 500 indeksas vidutiniškai augo apie 10,03% per metus, įskaičiavus dividendus. Bet atminkite, tai vidurkis, o ne tai, ką gausite kiekvienais metais. Vienais metais rinka pakyla, pavyzdžiui, 25%, kitais nukrinta 18%. Vidurkis išryškėja tik per ilgą laiką, todėl ir kalbame apie metus, dešimtmečius, o ne savaitės. Dabar kiek jums kainuoja investuoti į šį fondą? Jums kainuoja tiek, kiek fondo valdytojams kainuoja jį valdyti ir išlaikyti. Indeksinių fondų tėvų, vadinamas Jackas Bouglas, turėjo garsią frazę: jūs gaunate tai, už ką nemokate. Kuo daugiau atiduodate mokesčių, tuo mažiau lieka jūsų sąskaitoje. Tradiciniai finansiniai produktai Europoje neretai ima 1 ar net 2% mokesčius per metus, o biržoje prekiaujami indekso fondai dažnai ima 0,07, 0,1 ar 0,2%, tai kelis kart ar net 14 kartų mažiau. Atrodo smulkmena, 1 ar 2%, tai kas čia tokio, bet pažiūrėkite, ką tas skirtumas padaro per ilgą laiką, kai jisai kartojasi metai iš metų. Kaip
atrodo mokesčiai skaitinė išraiška. Hipotetiškai, suinvestavote 10 000 į fondų, gal sukaupėte ir nebenorite, kad infliacija jos graužtų, o gal antrą pakopą nusitraukite ir investuojate toliau savarankiškai ir turite du fondus. Fondas A taiko 0,1% turto valdymo mokestį, fondas B 1% mokestį. Investavom ir pamiršom, pavyzdžiui, iki pensijos 30 metų ir skaičiuojam 10% metinį pajamingumą. Fonde A turime 169 797 eurus ir jis nuo mūsų nuskaičiavo 4 696 eurus už savo darbą. Fondas B nulupo 41 817 eurų, tai 10 kart daugiau ir va dėl to sukaupta 132 676 eurai, tai daugiau nei 30 000 skirtumas. Tai vat, mažytis skirtumas gali reikšti 35 000 mažesnį kapitalą pensijai. O kam gerai? Fondui, kuris nuo jūsų uždirbo 41 000 ir taip reklamuojami labai daug fondų, pavyzdžiui, nėra administracinių mokesčių arba jie mažiausi rinkoje, ten dar krūva papildomų privalumų, gražių programėlių, dabar dar AI ar robotas įdiegtas nemokamai, o pradedi skaityti ir randi, kad fondo mokesčiai virš procentų. Čia dažniausiai tai būna su vietiniais regioniniais fondais. Pasauliniai fondų valdytojai gali sau leisti taikyti 0,1 ar net 0,07% turto valdymo mokesčius, nes jų fonduose investuoti 100 milijardų, o nuo 100 milijardų 0,07 procentų yra pakankama suma piniginė išraiška. Tai vat būtent dėl to mokesčiai, kurie atrodo kaip vienas mažas procentas, ilgainiui gali nukasti 10 000 eurų. Įsivaizduokite, kad iš to pyrago kasmet kažkas tyliai nupjauna gabaliuką. Per vienus metus to nepastebėsite, bet per 30 metų tų gabaliukų atsiranda stulbinamai daug. Tad pirmoji taisyklė, kurią išsineškite, mokestis svarbu. Mažesnis mokestis nereiškia prastesnio produkto, dažnai būna kaip tik atvirkščiai. Dabar išardykime tą painų pavadinimą iki dalių, nes kai suprasite jį, suprasite bet kokį kitą fondą pasaulyje. Tipinis tokio fondo pavadinimas atrodo maždaug taip. Tai prekės ženklas, žodis core, tai indekso pavadinimas, santrumpa UCITS, valiuta ir trumpinys ACC. Prekės ženklas tai yra valdytojo vardas, kaip Audi ar Škoda automobilių pasaulyje. Žodį core galite tiesiog ignoruoti, tai vidinė valdytojo kategorija. Indekso pavadinimas pasako, ką fondas seka, o toliau prasideda įdomiausia dalis. UCITS reiškia, kad fondas atitinka ES taisyklės, tai yra reguliuojamas Europoje. Jeigu gyvenate ES, beveik visi fondai, kuriuos galėsite nusipirkti, bus būtent tokie. Tada eina valiuta, pavyzdžiui, doleris. Bet atminkite, net jei fondo valiuta yra doleriai, tą patį fondą galite pirkti ir eurais. Doleriais tik vedama fondo buhalterija, o jūs ramiai mokate eurais. O dabar svarbiausia detalė pradedančiajam, tas trumpinys gale. ACC reiškia kaupiantį fondą. Yra du tipai. Kaupiantis fondas visus gaunamus dividendus iš įmonių už akcijų turėjimą automatiškai investuoja atgal jūsų vardu ir jūsų pinigai auga patys be jūsų įsikišimo. Paskirstantis fondas DIST arba Distributing dividendus išmoka jums į sąskaitą. Tai kuris geresnis priklauso nuo jūsų amžiaus ir nuo jūsų šalies mokesčių taisyklių. Daugelį Europos šalių kaupiantis fondas patogus, nes kol pinigai lieka fonde, jums nereikia mokėti dividendų mokesčių už gautus dividendus, Lietuvoje tai būtų 15%. Praktinė taisyklė tokia. Jei dar kaupiate ir nenorite šiandien gauti pajamų, kaupiantis variantas, ACC variantas dažnai paprastesnis, nes viskas vyksta automatiškai. Jei norite reguliarių įplaukų į sąskaitą, renkatės paskirstantį. Toliau, fondo aprašyme dažnai matysite santrupą TER, tai bendras metinis mokestis, Total Expense Ratio. Jį jau aptarėme, šio populiariausio fondo atveju jis yra 0,07%. Palyginkite, jeigu bankas ima 1,5%, o indekso fondas 0,07%, tai daugiau nei 20 kartų mažesnis mokestis. Tas skirtumas nedingsta, jisai lieka jūsų kišenė. Dar vienas keiksmažodis, kurį pamatysite, yra replikacija. Jeigu rašoma fizinė, fondas tikrai nuperka visas 500 to indekso akcijų, kurios įeina į tą indekso sąrašą. Jei rašoma sintetinė sudėtis, fondas pasiekia tą patį rezultatą per sudėtingesnius finansinius susidarimus. Pradedančiajam paprasta taisyklė fizinė replikacija aiškesnė, nes tiksliai žinote, ką turite ir jūsų pinigai tikrai nuperka tas pačias bendroves. Dabar pakalbėkime apie tai, kas slypi fondo viduje, nes čia daugelis nustemba. Atrodytų, perkate 500
didžiausių įmonių ir gaunate didžiulį išskaidimą, bet šiandien indeksas atrodo kitaip nei prieš dešimtmetį. Vos kelios milžiniškos technologijų bendrovės sudaro didžiulę jo dalį. Pati didžiausia pozicija tai dirbtinio intelekto čipų gamintoja, viena užima apie 7% viso indekso, o 10 didžiausių įmonių kartu sudaro beveik 37% fondo. Tai reiškia, kad jeigu tos kelios bendrovės susviruotų ir visas jūsų investicijų krepšelis portfelis. Pažiūrėkime tą patį per sektorius. Vien technologijų sektorius sudaro apie 34,5% viso indekso ir šiuo atveju fondo. Tai daugiau nei trečdalis sudėta į vieną sritį. Tarsi krepšelėje, kuriame turėtų būti įvairūs vaisiai, daugiau nei trečdalis būtų vien obuoliai. Ir dar vienas dalykas, šis populiariausias fondas yra JAV plačiosios akcijų rinkos indekso fondas, kas reiškia jis investuoja į JAV bendrovės per visus ūkio sektorius. Taip, daugelis jų yra globalios įmonės uždirbančios visame pasaulyje, bet šiame fonde nebus mums žinomų vietinių kompanijų akcijų. Klausimas, ar vienas S&P 500 fondo pakanka, kad portfelis būtų pakankamai išskaidytas? Atsakymas priklauso nuo to, ko siekite. 500 įmonių skamba kaip didelis išskaidimas, bet šiandien didžioji dalis svorio tenka keliolikai milžinų vienoje šalyje. Jeigu norite platesnio išskaidimo, galima vienu metu investuoti, pavyzdžiui, į kelis fondus JAV ir Europos arba į platesnį pasaulio akcijų indekso fondą, pavyzdžiui, MSCI World indekso mažų mokesčių fondą. Tas platesnis pasaulinis indeksas vadinamas išsivysčiusio pasaulio akcijų indeksu ir apima daugiau nei 1300 bendrovių iš 23 išsivysčiusių šalių. Įdomu tai, kad net jame Jungtinės valstijos šiandien sudaro apie 70%. Kodėl? Nes per pastarąjį dešimtmetį Amerikos bendrovės augo sparčiausiai, o indeksas kompanijos dalį svorį pagal dydį pritaiko automatiškai. Jeigu ateityje pirmautų kitos šalys, jų svoris taip pat augtų savaime, jums nieko nedaro. Dabar pats praktiškiausias dalykas, kaip tokį fondą iš tikrųjų nusipirkti, ir čia jūs nuraminsiu, tai trunka kelias minutės. Pirmiausia, jums reikia unikalaus fondo kodo, vadinamo ISN, tai raidžių ir skaičių derinys, kuris vienareikšmiškai nurodo būtent tą fondą. Kodėl tai svarbu? Nes egzistuoja daug labai panašiais pavadinimais fondų ir lengva susipainioti. Tai nukopijuojate ISN, įvedate jį į paieškos langelį ir esate tikri, kad radote būtent tą fondą. Įvedate brokerio programėlėje arba per web naršyklę prisijungę prie savo brokerio paskyros. Tai tarsi asmens kodas, kurio negalima supainioti su bendravardžiu. Ta patį fondą galima pirkti skirtingose biržose ir skirtingomis valiutomis. Įsivaizduokite tą pačią knygą išleistą skirtingose valstybėse, skirtingomis kalbomis. Taip ir su fondais. Tas pats turinys ir esmė tik skiriasi valiuta. Europoje didžiausia birža fondams yra Xetra Vokietijoje, bet tiesiogiai biržoje pirkti yra neįmanoma, jums reikės tarpininko, investicijų brokerio. Ir čia svarbu nepamiršti vieno dalyko. Brokeris ne tik leidžia pirkti, jisai rūpinasi ir jūsų investicijų saugumu. Todėl tai turi būti patikima licencijuota įmonė. Renkantis brokerį žiūrėkite į kelis dalykus. Ar jisai licencijuotas, ar siūlo tos fondus, kurių norite, ar jo taikomi mokesčiai nėra per dideli ir ar jisai padeda susitvarkyti mokesčius jūsų šalyje, trumpai tariant, ar jisai jums gali sugeneruoti metinę ataskaitą. Nuraminimui, visi Europoje licencijuoti brokeriai tokias ataskaitas teikia ir visi veikia pagal tą patį griežtą europinį reguliavimą, pagal kurį investuotojų turtas turi būti laikomas atskirai nuo brokerių turto, tam atveju brokeris bankrutuotų, kad investuotojų turtas liktų nepaliestas, ir visi licencijuoti brokeriai turi būti investuotojų kompensavimo fondo dalyvis, kuris draudžia investuotojų turtą bent iki 20 000 eurų. Pats pirkimas atrodo paprastai. Atsidarote programėlę, įklijuojate ISN numerį, pasirenkate valiutą, eurais, spaudžiate pirkti ir viskas. Jūsų investicija, jūsų vertybinis popierius guli saugiai depozitoriume saugykloje skirtas nuo brokerio turto. Jeigu būtumėte investavę praeito tūkstantmečio pabaigoje, galėtumėte dar gauti ir popierinį vertybinį popierių, kaip kokios nors kompanijos akcija ar obligacija, bet 2000-aisiais šiame tūkstantmetyje viskas transformavosi ir dabar vertybiniai popieriai yra tik skaitmeniniu pavidalu. Jei iki šios vietos buvo naudingas, spustelkite like mygtuką, jeigu dar to nepadarėte, tai vienintelis dalykas, kuris padeda šiam kanalui augti, jūs galite prie to prisidėti ir jis jums kainuos tik dalelę sekundės laiko. Dabar svarbiausia dalis, dėl kurios tikrai verta pasilikti, tai 3 brangiausios klaidos, kurias daro pradedantieji. Pirma klaida - nepritaikyti portfelio savo šalies mokesčių taisyklėms. Pats iliustratyviausias pavyzdys yra tas pats kaupiantysis ir paskirstantis fondas. Daugelį šalių kaupiantis variantas patogesnis, Lietuvoje kaupiant kapitalą pravartesnis pasirinkimas yra automatiškai dividendus jūsų vardu reinvestuojantis accumulative fondas. Antra klaida
nepritaikyti portfelio savo amžiui ir tikslams. Jeigu jums 25 ir iki tikslo dar 10 galite ramiau pakelti sviravimus, nes turite laiko atsigauti akcijų rinkos vertės sviravimus. Bet jeigu iki tikslo liko vos keleri metai, didelis kritimas gali skaudžiai užklupti. Geriausias pavyzdys buvo tai, kai nekilnojamo turto krizė užklupo netikėtai besiruošiančius išeiti į pensiją ir akcijų vertė stipriai krito. Tai nereikia investuoti per rizikingai. Todėl arčiau tikslo esantis investuotojai dažnai laiko dalį pinigų ramesnėse priemonėse, pavyzdžiui, obligacijose ar obligaciniuose fonduose. Kalbant apie sviravimus, štai dar vienas skaičius, kurį verta žinoti. Akcijų fondų sviravimas, vadinamas volatilumu, dažnai siekia 15–20%. Tai reiškia, kad vienais metais galite uždirbti 30%, o kitais netekti 15%. Pažiūrėkite į pastarųjų metų nagrinėjamo indekso fondo grąžą, jis šokinėja ir tai yra normalu. Trečia klaida – aklai pirkti tik S&P 500, negalvojant, ar tai tinka būtent jums. Tai ne visada klaida, galima investuoti globaliai, įskaitant Ameriką, galima investuoti į pasaulį be Amerikos, galima orientuotis tik į Europą. Pasirinkimas priklauso nuo jūsų požiūrio. Svarbu, kad tai būtų sąmoningas sprendimas, o ne atsitiktinumas, nes vien tai, kad apie kažkurį fondą daugiausiai kalbama, dar nereiškia, kad jisai geriausiai tinka būtent jūsų tikslui. Esu daręs atskirą video, kaip pasirinkti tinkamiausią savo fondą savarankiškam investavimui. Video nuorodą įdėsiu čia kortelėje ir aprašyme, tai būtinai pažiūrėkite. Štai dar viena dažna klaida – spąstų vieta. Tai daugelis pradedančių renkasi fondą pagal tai, kuris geriausiai pasirodė pastaraisiais metais. Tai viena prasčiausių strategijų. Istoriškai dažnai būna, kad vienas regionas spindi kokį 10-metį, tai yra turi gerus rezultatus, o paskui atsilieka. Renkantis pagal praeitį dažnai, pagal procentus, dažnai perkama tai, kas jau brangu ir įkaitė vietoj to, kas dar pigu. Praeitis padeda suprasti, kaip fondas veikia, bet jinai nėra ateities garantas. Ir svarbiausia, pasirinkite indeksą, kuris atitinka jūsų požiūrį. Jeigu norite paprastumo ir tikite Amerikos ekonomiką, S&P 500 indeksas ir jo fondai gali būti tinkamas pagrindas. Jeigu norite platesnio išskaidimo, plataus pasaulio akcijų indekso fondas išskaido riziką per visą išsivysčiusi pasaulį vienu kartu, vienu pirkimu. Pažvelkime, ką tai gali reikšti praktiškai. Tarkime, atidate po 100 eurų kas mėnesį ir investuojate juos į platų indeksą. Jeigu vidutinė metinė grąža būtų 8%, per 10 metų sukaupėte apie 18 000 eurų, iš kurių daugiau nei 6 000 būtų ne jūsų įnešti pinigai, o paties augimo pridėta suma. O dabar pamatysite, kodėl laikas svarbesnis už sumą. Jeigu tuos pačius 100 eurų per mėnesį atidėtumėte ne 10 metų, o 30 metų, rezultatas būtų visai kitame lygyje. Štai kodėl pradėti anksti, net su maža suma, dažnai svarbiau negu laukti, kol turėsite daugiau pinigų pradėti iškart. Laikas šiuo atveju dirba jūsų naudai tyliai ir nepertraukiamai, kol jūs užsiimate savo kasdieniais reikalais. Trumpai apie tai, iš ko apskritai susideda jūsų grąža, tai ilgalaikė akcijų grąža maždaug 70% ateina iš pačios kainos augimo, o apie 30% iš dividendų, kurie, jei juos investuojate atgal, irgi pradeda uždirbinėti grąžą. Tad ką daryti toliau? Pirmas žingsnis paprastas. Pasirinkite, ar norite siauresnio Amerikos indekso ar plataus pasaulio indekso. Antra, pasirinkite licenzijuotą brokerį. Trečias, nuspręskite, kiek galite atidėti kas mėnesį, kad ir 60 eurų. Ketvirta, pradėkite ir tęskite reguliariai. Ir jeigu iki šiol galvojate, kad investavimas yra kažkas sudėtingo ir nepasiekiamo, dabar žinote tiesą. Sunkiausia dalis yra ne investicijų pirkimas, įsigijimas, o sprendimas, kur investuoti ir pirmas žingsnis pradedant. Jeigu planuojate pradėti investuoti arba jeigu jau investuojate, galite gauti iki 10 akcijų dovanų nuo šio video rėmėjo Freedom24, kuris taiko vienus mažiausių mokesčių investuotojams Europoje. Brokeris licenzijuotas, investuotojų pinigai draudžiami iki 20 000 eurų. Užsiregistruosite per 10 minučių, o užsiregistruoti ir sužinoti daugiau apie dovanojamas akcijas, pradėjus investuoti, galite paspaudus ant nuorodos aprašyme. Čia galite pažiūrėti detalų gidą, kaip atsirinkti savo tinkamiausią fondą investavimui. Visus klausimus rašykite komentaruose. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.